Jokis trobą degė. Pramiegoju, trobą degė. Virkum buvo trobą degė. Taigi Tomui labai neblogai sekėsi. 51 sekundė 500 be baudų. Taigi Algirdui pradžia neblogai, jau turi vieną įskaitytą kugelį. Trys jau. Kažkaip sunkiau pro gyvatėlę, matyt, siauriau važiuoja. Nors kuo arčiau privažiuoja. Visai labai geras laikas, 45 sekundės 14 šimtųjų, bet dėja 4. Klasę rodo šiuo metu Mindaugas Draugelis. Labai gražu, 46 sekundės ir 22 šimtas. Kokius greitus. Su visą palapinę. Kaip gaudyti? Gerai, labai. Taip, šiuo metu važiuoja Ugnius Žedavičius su Mitsubishi Lancer automobiliu. Kiek jis pasakė? Taip, jo laikas 46 sekundės ir 500 ir vienas kugelis nuėjo. Jau. Labai neslyp. Gerai. Parvažiuoju.
finišuoja ir 47-30. Andrius Antanaitis prie starto, tas, kuris labai myli moteris ir pats visas iš šturmano vietos sėda. Ir gerai, nėra tokio. Andrius Antanaitis gale apsisukinėja, o kaip efektingai. Gražu žiūrėti. Štai 75% trasos įveikta. Labai geras laikas. Bazė yra 44-88 ir baudų. Vienas kubelis. Ar yra baudų? Laukiam verdikto. Yra vienas kubelis. Viena. Kažkur padaryta klaida. Nieko, visi visi. Ir prie starto linijos Mitsubishi Colt automobilis, kurį pilotuoja Vincas Zaleckis. Startas. Na ir dalyvių ir žiūrovo dėmesio priminsiu šiek tiek pagrindinės taurės. Labas, matau, Vytautai, matau tave. Priminsiu šiek tiek, kad dėl tos pagrindinės taurės, kuri yra čia ant stogo, dėl aukštaitijos tautinės taurės, bus varžomasi taip. Visų klasių nugalėtojai pelnę pirmą vietą kiekvienoje klasėje, varžysis vienodų automobilių pėstinę lentą vairavimo. Štai finišuoja Vincas Zaleckis su Coltu, 47-35 ir be baudų. Tai ir visi pelnė pirmasis vietas savo klasėse varžysis dėl pagrindinės taurės. Dabar prie starto sport klasę pabaigiantis Valdas Kelečius iš Škoda. Šeria po to superinys. Ir sauda, ir dar įslavama. Rokinis išdėjusi per sodą ir su Škoda. Egidijus fotografuoja, Dieve mano. Facebook'e profilę nuotrauką pasidarys. Ai. Tai Valdas Kelečius užbaigs sport klasės važiavimus ir tada startui, jau matome, yra pasiruošę RVD klasės dalyviai. Algirdas Šležas. O, čia graži bazė pablogint. Čia